Sveiki. Trumpai prisistatysiu. Esu Rūta, neurografikos instruktorė, Theta Healingo praktikė, neurogestalto studentė, dirbu su metaforiniam kortelėmis. Ir šiandien noriu trumpai pristatyti neurografikos coachingo sesijas ir jos esmę pačią. Dėl ko noriu padaryti tokią sesiją, įrašą šitą būtent dėl to, kad manęs dažnai paklausia draugai tiesiog, o kaip visa tai vyksta, ką tu tenais atrandi per tas coachingo sesijas. Tiesiog jiems visiems buvo labai įdomu, kaip visa tai atrodo ir kokią reikšmę suteikia žmogui. Tai vat, dėl tos priežasties aš tiesiog šiandien nusprendžiau tokią neformalios formos video sukurti ir parodyti jums, kas vyko mano pačios sesijos coachinimo metu. Aš turėjau 5 sesijas, nors paprastai aš savo klientams darau 6, nes aš dar pridedu vieną algoritmą iš mūsų pagrindinio bazinio kurso. Šį kartą aš to neturėjau, tai aš tiesiog parodysiu 5 piešinius ir aš jums papasakosiu, kaip tie piešiniai buvo tarpusavyje susiję, kokias aš įžvalgas atradau, ką aš pajaučiau ir kaip visa tai man padėjo ar padės keistis ir transformuotis. Tai aš trumpai tada parodysiu jums, kas vyksta ant mano stalo ir po to pereisiu tada prie kiekvieno piešinio. Taigi, ant mano stalo yra toks lengvas chaosėlis. Štai čia yra visa tokia informacija, ką aš noriu jums šiandien perteikti. Tai pradėsiu aš nuo pirmojo piešinio ir papasakosiu, ką jis man reiškia. Antrasis piešinys, čia trečiasis piešinukas, ketvirtas ir paskutinysis 5, kurį aš iš tikrųjų vakar piešiau ir šiandien užbaigiau aš jį. Ir ten iš tikrųjų buvo mano užrašai įvairūs, per kiekvieną tą sesiją aš užsirašinėjau užrašus, o šiandien tiesiog tokią trumpą analizę dar pasirašiau, kad tiesiog žinočiau, ką pakalbėti ir papasakoti. Taigi, sugrįžtu vėl kitaip, kamerą apsuku. Tai pradėsiu nuo to, kad vien pradėti, tarkim, tokį piešinį, pirmiausia reikia iš tikrųjų į neurografikos coachingo sesiją ateiti su tema, su tam tikra tema, kurią mes norim išgvildenti, išsiaiškinti, kas po ją slypi ir kas vyksta. Ir kiekvieną kartą ta pirma tema, jinai atsiranda tiesiog, pradedam piešti su tema, mes aktyvuojame tą temą savo neuroninėse jungtyse ir pradedame piešti. Ir tada jau užsirutulioja visai galbūt kitos temos ir kiekvienas tas piešinys, kuris, tarkim, šitas piešinys pas mane buvo su viena tema, antras piešinukas buvo su kita tema ir taip pat ėjo, keitėsi tos temos kiekvieną kartą naujam piešiniui atsirandant ar kitai dienai. Ir tai yra tiesiog automatiškas toksai dalykas, dėl to, kad mes galvojame, kad mums rūpi šita tema ir norim išsiaiškinti, kas joje užslepta, bet dažniausiai tai paliečiam tiesiog daugiau tokių temų ir tada jau aiškinamės, kodėl vis dėlto taip pat vyksta kažkas tai mūsų gyvenime. Tai pagrindinis dalykas yra turėti temą, turėti tą intenciją, dėl ko tu ateini ir ką tu nori išsiaiškinti, kokių tu atsakymų tiesiog nori gauti. Ir neurografikos piešiniai, jie patys yra naudojamas tam tikras algoritmų žingsniai. Per tuos žingsnius mes einame labai giliai į save, per skirtingas būsenas ir taip mes gauname įvairias įžvalgas, atsakymus ir suvokimus, galbūt net sprendimo būdus. Kartais mes, tarkim, per piešinius mes galime netgi piešti tam tikrą algoritmą, kuris, tarkim, mes norim kažką tai pašalinti savo gyvenime, taip pat galim būtent pašalinimo tokį poveikį turėti, tai, tarkim, jeigu išėjom iš kažkokių tai santykių, tarkim, ir mes nebenorim matyti vieno ar kito žmogaus, tai mes tiesiog lengvąją formą per kūrybinę šitą neurografikos metodo formą mes pašaliname tą žmogų, tarkim, ar kažkokią tai įvykį, ar situaciją ir taip tampa mums daug lengviau ir
dėl to, kad mes, kada mes piešiame, mes keičiame savo neuroninės jungtis mūsų smegenyse. Tai pradėsiu nuo to pačio pirmojo piešinio. Ir tiesa, visi šitie piešiniai yra kažkiek tai susiję vienas su kitu. Ir aš tikrai nustebau, iš tikrųjų, kaip per tas visas 5 mano sesijas, kiek iš tikrųjų tų panašumų yra. Ir tam tikros detalės piešiniuose atsirasdavo tikriausiai ne veltui. Ir čia yra tiesiog mano pačios analizė, išsiaiškinti, ką man tai visą tai reiškia ir kokius man jausmus sukelia, kaip aš jaučiuosi ir panašiai. Tai šitas piešinukas buvo su labai tokia asmeninė tema, kurios aš šiandien nesidalinsiu, bet iš šito piešinio mes čia piešėme neuromedį ir šitas piešinys yra labai galingas tom, kad medis apskritai mums kaip žmogui yra labai labai svarbus reiškinys ir mes per medį galime labiau įsigilinti į save, į savo, tarkim, čia būtų mūsų protėviai, mūsų šaknis, mūsų praeitis. Šita situacija daugiau gali būti dabartinė situacija ir viršus medžio simbolizuoja daugiau tokį rezultatus kažkokius, tai kurių mes norime, arba tikslus, kuriuos mes norime pasiekti. Tai būtent šitas medis man atvėrė daugiau tokio įsigilinimo, įėjimo į pačią save ir ištraukė visą tai, kas yra labai svarbu, būtent iš šitą lapo popierių. Ir aš čia iš tikrųjų pastebėjau, kad mano 2 temos labai išryškėjo ir tai, kas man dabartyje iš tikrųjų kelia tokį klausimus, galbūt kartais ir nerimą ir visą kitą, tai mano šitos pagrindinės temos, jos ir išryškėjo šitam paveiksle. Ir čia atsirado figūra, kuri man daugiau simbolizuoja sielą, tai man davė irgi tam tikrus atsakymus. Ir svarbiausia, kad šitam paveiksle atsirado kvadratas. Ir vėliau aš pastebėjau iš tikrųjų, kad atsirado ir kitam paveiksle kvadratas. Ir galiausiai apskritai, pavyzdžiui, šitam kvadratas tas pats, kuris man simbolizuoja tokį stabilumą, saugumą. Ir paskutiniam paveiksle, iš tikrųjų, aš kada aktyvavau pačią temą ir jau galiausiai priėjau prie galo tos visos temos, pas mane išryškėjo irgi kvadratas. Ir man tai suvokimų labai daug tiesiog suteikė. Tai pirmasis toks paveikslas, jisai buvo, tiesa, jisai man labai, kada aš jį pradėjau piešti, man labai pradėjo viduje virti erzuliukas toksai darytis, nes aplinka man labai daug garsų pašalinių tokių skleidė ir man tie garsai taip mane veikė tuo metu, kad aš tiesiog, man labai buvo sunku kažkaip tais įsijausti, bet aišku, po to ten viskas pasibaigė, nebebuvo ten šeimos jau garsų jokių, bet tiesiog tas piešinys man leido, to prasme, taip įsijausti tą emociją ir aš tada pradėjau klausti, kodėl man visa tai iškilo dabar čia. Ir aišku, aš pradirbau su to piešiniu. Ir jau kitą dieną, kitą kartą tiksliau, kada aš piešiau, nes ten buvo po poros dienų, tai jau šitas piešinukas man jau to irzulio nebeteikė. Ir per kitus 2 aš buvau viena, iš tikrųjų tai man niekas ten per daug ir netrukdė iš aplinkos, bet vakar, kada aš paskutinį piešinį piešiau šitą, tai man vėlgi iš aplinkos pradėjo eiti garsai, bet aš kažkaip labai ramiai reagavau į tuos garsus, tai šitas yra toks pagrindinis galbūt ryškiausias toks pastebėjimas, kas įvyko apskritai per visus tos 5 piešimus pas mane. Ir tada antrasis piešinys, jisai buvo daugiau toksai, jo buvo tema, iš tikrųjų jinai atėjo taip netikėtai ir aš pradžiai net nesupratau, kokį čia žodį aš naudoju, nes pas mane tiesiog atėjo, tiesiog atsiuntė man tą temą ir aš net nežinau, ką jisai reiškia, nes aš angliškai piešiau visus šitus piešinius, tiesiog kalbėjau su coacherė ir aš net nežinau, ką reiškia tas durability. Ir aš pradėjau googlintis ir nėra tokio žodžio, tiesiog ir galvoju, kas čia per žodis. Ir man galiausiai po kelių dienų man atėjo tas suvokimas, taigi čia duality, čia yra dvilypumas arba dualumas. Ir būtent apie tai aš ir piešiau. Ir
šitas piešinys, jisai man labai davė didelę suvokimą, nes aš čia šitame piešinėje mačiau visą laiką žuvį ir pas mane vat, gyvūno forma tokia vizualizacija atėjo ir iš to gyvūno formos, aišku, aš gavau irgi atsakymų, dėl ko būtent šita forma ir ką jinai simbolizuoja ir vat, jeigu matyti, ką aš matau šitame piešinyje savo, tai čia buvo tokia kaip tekmė, upės tekmė ir čia galiausiai buvo toks aiškus tikslas ir žinojimas į tą kryptį, kurią aš tiksliai einu ir tiesiog jo, ėjimas į tai ir būtent ta žuvis, jinai man tokia, teikia tokio supratimo, kad viskas, kas gyvenime tiesiog vyksta, tai vyksta tiesiog labai lankščiai ir lengvai ir aš tiesiog turiu va, taip pat išlaviruoti ir eiti link tos krypties, ten, kur aš noriu eiti ir ką aš noriu daryti. Tai vat, šitas tai piešinukas tą ir simbolizavo, bet taipogi čia buvo, man atrodo, suvokimai, jo, čia irgi atėjo du tokie ryškus objektai, kurie vat, irgi patvirtino mano pirmojo piešinio tuos dalykus, kas yra man svarbiausia šiam gyvenimo etape. Trečiasis piešinukas, tai buvo toks labai spalvotas, čia vadinasi strata šitas piešinys. Ir šitų algoritmų iš tikrųjų buvo pažvelgta į 4 gyvenimo aspektus, kurie yra iš tikrųjų patys svarbiausi žmogui ir per tai mes žvelgiam daug giliau į save. Tai būtų įtaka, finansai, mokslas arba edukacija ir pripažinimas. Tai vat, būtent iš šito paveikslo aš daugiau tada pažvelgiau per savo tą pirmąją temą, pagrindinę temą, su kuria aš atėjau ir jau per kitą potemę, sakykime, aš pažvelgiau iš tikrųjų, kas man šiuo momentu yra svarbiausia ir, vat, pavyzdžiui, kur aš galėčiau galbūt ne tiek dabar fokusuotis, ne tiek kreipti tą dėmesį, nes tai nėra dabar labai svarbu, bet kur aš turėčiau kreipti dėmesį. Ir vat, būtent per šitą vat, paveikslą man irgi išaiškėjo labai daug suvokimų tokių. Ir čia, jo, pas mane buvo daugiausia, aš pasižymėjau, buvo toks suvokimas to tokio atsidavimo taiką tiesiog procesui. Ir čia atėjo, kad pas mane turi būti meditacija pradėta daryti ir aš labai norėjau jau to kažkokio tai veiksmo ir vat, būtent neurografikoje yra, kad kartais mes gaunam tuos atsakymus, bet jeigu mes nieko nedarom, tai mes tiesiog nieko nedarom. Bet šiuo atveju, tada, kada aš piešiu 2 valandas, apie 2 valandas, sakykime, kartais ir ilgiau. Ir tas jau mane įgalina daryti kažkokį tai veiksmą kitą dieną. Nes jeigu aš nedarysiu, tai tiesiog visa tai nuplauks. Ir va čia aš tiesiog pajutau tą norą tokį medituoti ir aš vėl pradėjau Theta Healingą ir kitas meditacijos tokias rytinės praktikas, be galo galingas. Ir vat nuo to laiko aš pradėjau tiesiog kiekvieną rytą medituoti ir praktikuoti tam tikrus dalykus ir tiesiog labai jaučiasi iš tikrųjų pačios savijauta, tas veržlumas, pozityvumas tiesiog atėjęs, tai vat, būtent iš tokio piešinio. Šitas piešinukas 4, štai toks jisai, ir čia buvo daugiau apie tą kalbėjimas apie mano vidinį vaiką, nes pas mane jisai labai taip kažkaip išryškėjo, bet šitam piešiny yra labai daug sudėta visokiausių išgyvenimų ir labai daug minčių jame, bet vėlgi šito piešinio esmė buvo irgi atėjo tas dualumas pas mane vėl ta tema ir ką jisai reiškia ir man čia visi atsakymai atėjo būtent per 4. piešinį jau netgi. Apie tą dualumą ir čia irgi, žinau, tiesiog kaip pavyzdys, čia išryškėja vienas dualumas, kitas dualumas, tai vienas, pavyzdžiui, dualumas yra moteriškumas ir vyriškumas, kitas praise and self-love, tai tokie dalykiukai. Ir šitas irgi piešinys man irgi labai taip rezonavo, nes čia irgi buvo ta upės tekmė ir jinai vėl pasikartojo. Ir aš užklausiau savo klausimų, kodėl taip yra.
Ir aišku, aš gavau atsakymus, bet pagrindinis dalykas, vėlgi pas mane čia kažkodėl atėjo gyvūnas į paveikslą ir aš pamačiau, šitas vat gyvūnas man jis simbolizuoja liūtą. Tada aš pradėjau klausti, kodėl liūtas pas mane čia atėjo į šitą piešinį ir ką jisai čia daro. Ir tada aš tiesiog pabandžiau pajausti, ką tai reiškia tas liūtas ir kad jisai vis tiek liūtas daugiau simbolizuoja tą tokią drąsą, narsą, lyderystę. Tada aš užklausiau, dėl ko tas liūtas, ar jisai čia aš esu, ar kažkas tai kitas stovi stebi. Ir be to liūtas yra mano tėčio zodiakos ženklas. Tai va tokie va suvokimai atėjo ir buvo labai irgi gilus tokie išgyvenimai ir įžvalgos iš šito paveikslo. Na ir paskutinis paveikslas, jisai be galo reikšmingas ir labai stiprus, nes čia yra neuro ikigai. Ikigai tai, jeigu žinote, yra japoniškas terminas, kuris reiškia būti laimingam. Arba kas yra laimė, kas mums yra apskritai gyvenimo egzistencija galbūt netgi. Vat kada ryte, tarkim, atsikeliam mes iš pačio ryto, ar ne, ir tas drive'as, toksai motyvacija, dėl ko mes atsikeliam. Ar mes atsikeliam dėl to, kad vėl atėjo nauja diena, ar dėl to, kad mes iš tikrųjų norim tą dieną pradėti ir kažkaip fainai, įdomiai ir praleisti tą dieną turiningai. Tai vat čia ir yra ikigai, kada mes kūrėme, suprantame save iš vidaus, iš to vidinio tokio pajautimo, ką visą tai reiškia mum. Ir tas ikigai yra pačiam viduriuke. Ir štai šita va, tokia gėlytės forma, bet vėlgi pas mane čia atėjo suvokimas drugelio ir vėl aš pamačiau trečią kažkokį tai gyvūniuką, tokią gyvybę paveiksluose ir tą šviesą, kuri irgi beje ir pirmam paveikslą taip labai buvo išryškėjusi geltonas spalvos toks aspektas. Tai va, ir taip trumpai tada tiesiog noriu papasakoti, kas tas neuro ikigai ir va šitie va apskritimai, ką jie reiškia. Tai čia yra 4 tokie apskritimai, ką mes per šitą algoritmą žiūrime ir stebime, tai daugiau į save, tas ėjimas į save ir gilinimasis, tai dalykai tuos, kuriuos mums patinka daryti, tai yra apie tai, ko pasauliui reikia ir už ką mes esame apmokestinami, arba už ką gaunam pinigus ir ką mes darome geriausiai. Tai čia tiesiog labai stiprus piešinukas, kuris leidžia daugiau pažvelgti į patį save ir suprasti iš tikrųjų tą gyvenimo tiesiog egzistenciją, dėl ko visą tai vyksta. Tai šie piešiniai ir suteikė tą visą prasme mano pačios coachingo tose sesijose. Ir kiekvienas tų piešinių, kadangi yra skirtingi algoritmai, jie suteikia skirtingus tokius suvokimus ir ištraukia tokius skirtingus dalykus. Ir kažką tai pakeičia manyje, nes pagrindė, kaip ir sakiau, kad mes keičiame savo neuroninės jungtis, nes mes dažniausiai per patį piešimą mes vis tiek piešiame to, ko mes norime gyvenime, arba ko mes norime atsisakyti ir pakeisti kažkaip kitaip, arba to, ko mes norime gyvenime įgyti, gauti. Ir labiausiai gal tas pasitikėjimas irgi savimi toks išryškėja. Bet iš tikrųjų, mano visuose šituose piešiniuose labiausiai išryškėjo tas tikėjimas, toks trust žodis ir jisai iš tikrųjų kiekvienam piešiniai labai rezonavo man ir tada aš iškeliu šitą temą į paviršių ir tada bandau dar pradirbėti, ką jisai man reiškia, kodėl jisai taip pat atėjo. Tai ypatingai tas kiekvienas piešinys, jisai teikia tokio ta sesija kiekviena, jinai teikia tokio daugiau stimulo veikti kažką tais rytoj. Nes kaip ir sakiau, mes nenorime piešti tiesiog atpiešti, bet visa tai vyksta su tokio terapinio pobūdžio efektu. Ir visų pirma pasikeitimo ir kažkokio tai įdėto veiksmo, kad mes keistumėm kažką tai savo gyvenime. Ir būtent per tos piešinius mes suprantame, ką mes norime keisti savo gyvenime. Kur mes esam užstrigę, arba kokie ten kažkokie tai įsitikinimai, kurie ten vis trukdo ir kabina kažkokius tai kabliukus, tokius, kur neleidžia tiesiog judėti į priekį. Ir be abejo, labai svarbi yra iš tikrųjų šitų piešinių analizė,
Nes aš, pavyzdžiui, dabar jums rašinėjau šitą video ir aš be galo patenkinta, kad aš iš tikrųjų padariau tokį video, nes tai yra tiesiog ir man pačiai analizė, pereiti per kiekvieną tą piešinį ir suprasti dar kartą, ką jisai man davė ir kokią naudą man suteikė. Bet kiekvieną kartą, tarkim, aš pažvelgusi tuos visus piešinius savo, aš matau tuose piešiniuose kažkokią tai prasmę ir aš iš karto žinau, ką jisai man davė. Aš suprantu, kokią jisai man žinutę iš karto skleidė. O kartais ta žinutė vis tiek ateina su ženklais, su galbūt kažkokiais tai įvykiais gyvenimo, ar tiesiog tokių suvokimų čia ir dabar toks wow efektų. Tai tas ir yra svarbiausia, tiesiog, kad tas piešinys jisai teikia prasmę. Ir labai svarbu, pavyzdžiui, aš irgi labai rekomenduoju kiekvieną kartą po coachingo sesijų tiesiog pasikabinti tos piešinukus ir kiekvieną kartą dar tiesiog padirbėti. Nepaleisti tiesiog taip, kad aš padirbau ir viskas, bet tiesiog daugiau įsigilinti, nes kada mes piešiam, pas mums vaizduotė labai pradeda veikti, kūryba įsijungia, spalvos atneša apskritai visai kitokį emociją ir vibraciją, energiją. Tai viskas teikia tą tokią didžiulę prasme ir tiesiog paleisti vėjais, tai būtų beprasmiška galbūt. Tai dėl to reikėtų padirbėti ir suprasti kiekvieną kartą, ką aš išgyvenau ir kas mano gyvenime pasikeitė per tą laikotarpį nuo tada, kada aš pradėjau piešti piešinį pirmąjį ir paskutinį šeštąjį, tarkim. Nes, aš sakau, kad 6 yra toks labai optimalus variantas, nes per tos 6 piešinius labai daug atsiskleidžia. Tikrai labai daug tokių dalykų. Ir apskritai, neurografika pati, jinai daugiau tokia, mes susifokusuojam į piešinį, mes sutelkiam dėmesį į temą ir tas dėmesys, ten kur dėmesys, ten sakoma mūsų energija, ar ne, yra ir ko mes norime, mes tą pritraukiame. Tai būtent šituose piešiniuose ir tas ir yra. Beje, aš dar norėjau taip greitai parodyti, kaip atrodė mano beje pirmasis tas ikigai, kur tiesiog aš intuityviai nupiešiau tuos apskritimus ir be abejo man jie nelabai patiko, nes čia nebuvo ikigai ir aš ten bandžiau kažkaip pasižiūrėti, kur čia kas, tai čia buvo toks daugiau kaip pabandomasis, sakykime, ir po to aš jau dėmesingai, sąmoningai, atidžiai bandžiau tada nupiešti tuos tokius apskritimus, kokiu aš norėčiau, bent jau savo gyvenime. Bet vis tiek iš apskritimų irgi buvo labai aišku, kur, tarkim, mano didesnis fokusas, kodėl vieni apskritimai mažesni, kodėl kiti didesni. Ir tada žvelgiama, buvo žiūrima tiesiog giliai iš dar tokios gilesnės tokios suvokimo to tokio. Ir paskutinis dalykas, ką aš noriu gal pabrėžti, apskritai apie visus piešinius ir patį tą procesą neurografikos, tai yra mes labai ugdome savistabą, nes kada mes įeiname į kūrybą ir be abejo čia kūryba tokia daugiau psichologinė kūryba ir tas vidaus žvelgimas į vidų, tada mes labai pradedam stebėti save ir savo aplinką ir kas vyksta mūsų gyvenime. O kada mes pradedam stebėti save, tai mes labai tada sąmoningai pradedame ir daryti tam tikrus dalykus, veiksmus, atsakingai tada rinkti žodžius, kalbėti ar kažkokius tai kitokius dalykus. Tai tokia buvo mano šios dienos apžvalga, mano visų 4 coachingo sesijų ir jų piešinių. Taip trumpai, aišku, tai yra labai asmeninis toksai dalykas ir galbūt ten kiekvieną tą temą papasakoti jums, tai galbūt būtų tiesiog, nežinau, ar labai vertinga, nes tai yra mano temos ir jūsų temos gali būti visai kitokios, bet aš tiesiog norėjau tokią apžvalgą padaryti, kad tiesiog parodyti, kaip tie piešiniai tarpusavyje yra susiję ir kaip mes pereidinėjom tą pagrindinę temą per visus piešinius ir sujungiam tas kitas potėmes į mūsų tos piešinius. Ir tai ne vien tik tais piešiniai beje, o tai yra labai sąmoningas, kūrybinis toks įrankis, kurį galime panaudoti kasdieną. Ir tokių piešinių, beje, kadangi jie tokie yra energetiniai ir labai stiprus, jų mes negalim piešti kasdieną, nes būtų per daug stipru, nebent būtų patyręs jau žmogus, tai mes dažniausiai dieną piešiame vieną piešinį su viena tema.
kitą dieną mes galim piešti tą pačią temą arba kitą temą piešinį, bet į dieną mes negalim 2 temų naudoti tam, kad mūsų smegenys tiesiog, kad smegenys absorbuotų ir įsisavintų tą temą, kurią mes vieną naudojam, o ne suplaktų viską tiesiog į visumą. Tai tiek trumpai, labai Jums dėkoju už dėmesį. Jeigu norite, parašykite kažkokį tai komentarą, atsiliepimą ir ar tai buvo naudinga. Galbūt aš galvočiau, būtų įdomu būtų padaryti kada nors tokį susitikimą, galbūt su klausimais, atsakymais ir kartais gal netgi būtų labai fainiai, tarkim, susirinkti daugiau žmonių, kurie yra pabandę atlikti šitas coachingo sesijas 6 ir tada tarpusavį padiskutuoti, nes bendruomenės jėga ir ta energija yra be galo irgi svarbi ir tada dar daugiau įžvalgų galima atrasti. Tai čia ateities tokie planai. Bet ačiū Jums tada labai ir gražios Jums dienos.